betonio technologijos. Viena galbūt tokių sudėtingiausių, bent mano atminty išlikus, tai dar, kai mes statėm Kauno vandenvalą ir ten buvo metotenkai betonuojami, ten mums buvo naujovė, pakeliamieji išliaužiantys klojiniai ir aš buvau atsakinga už tiekiamo betono kokybę. Tai buvo jau grinai praktinis darbas, kada nuo to, ką tu pateiki objektą, priklauso statinio gyvavimas. Na, kažkur tai buvo toks įtemptas, tai galima tokie, tas jau buvo gana senokai, bet toks prisiminimas, kad vis tik buvo tokia įtampa jaučiama ir ne mano vienos įtampa ten buvo jaučiama, ten žmonės nemiegojo po parą laiko ir budėjo prie to statinio. Algimantas Jarašiūnas, profesijos riterio vardo nominantas, sako, kad vandenvalos įrenginiai buvo sunkus ir įdomus projektas, kur visi kartu turėjo mokytis naujų reikalingų dalykų. Tos konstrukcijos mes neįveikėm patys. Tai buvo metantenkų konstrukcijos, taip matosi iš tolo, tokios lyg ir didelės statinės, didžiausios vizualiai. Tai šitos konstrukcijos yra gelžbetoninės. Pavyko projektuotojams taikyti, reiškia, vakarų Europoje tai buvo ne naujiena, pas mus buvo naujiena. Tai buvo įtempto gelžbetonio monolitinės konstrukcijos, kur storis konstrukcijos yra mūsų akim plonas, nes jeigu tai būtų neįtemptas, tai būtų storis gal 1,20 m apytikriai. Tai šitos technologijos mes nežinojom, tai darėm tokią apklausą, klausėm šveicarų kompanijas, prancūzų, tais laikais tos informacijos nebuvo daug, visais keliais, kuriais sužinojom. Ir pasirinkom Suomijos kompaniją EAT, kuri užsiminė tokiais darbais. Ir jinai buvo mūsų subrangovė. Subrangovė tai reiškia, kad jūs specialistai su įranga, kuri buvo reikalinga trosų įtempimui, lynų, turbūt reikėtų geriau sakyti, įtempimui, betono mišinio kontroliai, slenkančių klojinių, kadangi buvo darbas dieną naktį, jis buvo vykdomas 7 paras nesustojant. Apmokė mūsų taip pat personalą ir pavyko sėkmingai įvykdyti tą konstrukciją. Visi bandymai, kurie buvo reikalingi, buvo atlikti, priimti. Ir tai buvo toks labai įdomus darbas, Lietuvoje pirmas. Man iš esmės irgi pirmas kaip inžinierius, man labai įdomus. Tai toks įdomiausias turbūt darbas tais metais, Lietuvos Respublikos metais. Įdomiausias darbas. Kaustos sąrašuose daug šiandien garsių komercinių objektų, žingsnis į sostinės rinką, trumpi statybos terminai ir tokie statiniai, kuriais iš tiesų jau gali didžiuotis. Aplamai tai aš norėčiau didžiuotis ne pastatais, o kolektyvų. Ir čia mūsų stiprioji jėga, ir čia mūsų visa patirtis ir visa sėkmė. Taip. O jeigu vis tik šnekant apie objektus, mes pastatėm nemažai tų žinomų objektų, iš paskutiniųjų tai norėčiau paminėti Mega, kurią mes labai greitai statėm per 9 mėnesius, pastatėm tokį objektą. O šiaip visuomeniai daugiau žinomų, tai, sakykime, Vilniuje būtų, tai yra Forum Palace mūsų statytas, ir Akropolio pirmoje eilėje, ir Draugystės viešbutio rekonstrukcija, ir Ozo arenos pagrindiniai darbai mūsų daryti, taip kad tų objektų yra ženklių. Rekonstruota Prisikėlimo bažnyčia Kaune. Vienas svariausių darbų kėlęs daug problemų statybininkams. Pagrindiniai sunkumai pradžioj, kai reikėjo išgriauti sovietmečių įrengtus konstruktyvus, tai yra tarpinius perdengimus. Tai darbas buvo ir sudėtingas inžinieriškai, ir sudėtingas
darbo prasme atlikti buvo sudėtinga, darbas vyko viduj, minimaliom priemonėm, reikėjo sumanumo tiesiog ir galvojimų, kaipgi atlikti tam tikrus sunkus darbus. Kitas etapas buvo apdailos darbai, kaip architektas Sprindys ruošė darbo brėžinius ir reikėjo įvertinti esamą situaciją, tai yra senas konstrukcijas, taikant naujas technologijas, medžiagas, geras medžiagas, kokybiškas medžiagas, suderinti tos procesus. Tai mūsų žmonės kvalifikuoti, darbų vadovas Kazys Gurevičius ir mūsų technologai tikrai daug įnešė to meilės, žinių, kad tie darbai būtų atlikti labai kokybiškai ir mes matom šiandien rezultatą. Bažnyčia yra išorėje sutvarkyta, viduj taip pat apdailos darbai atlikti tame skaičiuje ir kolumbariumo patalpos. Šiais metais liko teritorijos tvarkymo darbai, kuriuos mes tikrai tikimės atliksim labai gerai. Valerijus Izumovas, Kauno regiono statybos direktorius, įmonėje dirbantis nuo pat savo darbinės karjeros pradžios, gerai pažįsta savo darbuotojus. Baigiau mokymo įstaigą, statybininkas esu, tačiau jaunystėje tiesiog nebuvo galbūt darbų vykdytojo tais laikais etato ir tiesiog neįsigandau pradėti darbą nuo darbininko. Dirbo 4 metai mūrininku ir nesigailiu, kadangi daug labai sužinojau, supratau, po to meistras, darbų vykdytojas ir taip kopiau laiptais karjeros iki direktoriaus. Tačiau niekad nesigailėjau, kad aš dirbau darbininku. Megos prekybos kompleksas Kaune buvo pastatytas per 9 mėnesius. Pareikalavęs visiškai naujų sprendimų ir patirties, kurios iki šiol neturėta, galima sakyti, kad ir vandenvalos įrenginiai ir kai kurie kiti sprendimai statant Megą Lietuvoje panaudoti pirmą ir vienintelį kartą. Gerokai pasukti galvą teko, kuomet Megos užsakovai sugalvojo įrengti akvariumą. Tai buvo naujas mums darbas ir dalinai netikėtas, kadangi sutarty nebuvo šito konstruktyvo ir mes sutikome jį atlikti, talkino mums subrangovai, reiškia, iš 4 pasaulyje žinomų kompanijų, tai yra Amerikos, Australijos, Pietų Amerikos. Darbas buvo sudėtingas tuo, kad reikėjo įkelti akvariumo kevalą per stogą išardytą, reikėjo galingo krano, kurio Lietuvoje nėra. Kranas buvo atgabentas iš Lenkijos ir reikėjo suderinti procesus laike, galimybę netrukdyti atlikti kitus darbus, kadangi šalia vyko darbai apdailos. Tai buvo tokie momentai sudėtingi. Naujai persitvarkiusioje įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema. Jie dirba palei tai, ką, sakykime, aš parašau, bet mes tas rašymas vėlgi vyksta kartu ir ta sistema pati ištisai tobulėja. Ir negalima sakyti, kad jie manęs bijo ar aš. Paprasčiausiai, jeigu tai yra patvirtinta, šiuo metu jie turi tą vykdyti, bet aš gilinuosi į tai, dėl ko jie nevykdo. Galbūt tai yra negerai sutvarkytas procesas, gal jį reikia perrašyti ir naujovių ieškoti. Jau pavasarį į Kausta pradės statyti Klaipėdoje. Kaune dygsta gyvenamųjų namų kompleksas Aušros ir Lietuvių gatvių sankryžoje. Laisvojoje ekonominėje zonoje statomas logistikos terminalas. O štai taip, šiltai, švariai ir patogiai gyvena, tikriau sakant, pietauja, persirengia ir ilsisi Kaustos statybininkai. Sutikite, yra Kaune ir blogiau gyvenančių piliečių. Muzikinis teatras Kaune. Įmonės kolektyvas švenčia 40-metį. Statybų rinkos lyderė Kausta pradeda skaičiuoti naujos pakilimo eros metus. Ir taip, kad gyvenime susiklostė, kad man teko užsiimti projektavimą šitos įmonės, nes dar anais laikais buvo statybinių medžiagų pramonės valdyba. Lietuvoje liaudės ūkio tarybos, tokia struktūra. Aš buvau valdybos viršininku ir projektavau ir pradėjau statyti tą kombinatą. O po to dirbau šalia daug metų. Todėl labai gerai pažinojau ir tos žmonės, kurie tada dirbo, kurių gyvųjų tarpe jau nėra daugelio. Na ir mačiau visą laiką, kai šitą įmonę
tobulėja, gerėja darbų organizavimas, kas labai svarbu yra statybinės organizacijos. Na ir paskui, jeigu palyginti su kitom panašaus pobūdžio organizacijom, tai žinoma, turi didelį privalumą, kad turėjo pastovius vadovus visą laiką, turėjo gerą statybinę bazę, aš turiu galvo Petrašiūnus, ir žinoma, išlaikė visus bandymus ir išbandymus. Ir galima pasidžiaugti, kad štai tokios organizacijos, jos šiandieną dirba, jos labai dinamiškos, augimas didelis, kiekvienais metais apimčių statybinių, žinom, už 200 milijonų, 250 milijonų apimtis ir daugiau, tai yra, žinoma, toks retas reiškinys Lietuvoje ir aš labai džiaugiuosi, kai toliau daro pažangą. Na tiesa, jie turi akcininkus Suomijai, bet vis tiek darbas vyksta Lietuvoje. Žmonės, vadovai, kolektyvas, darbininkai, visi yra vietiniai, stabilus, pastoviai dirbančiai žmonės. Be abejo, aš jiems linkiu sėkmės. Ir aš už tai dar norėčiau pabrėžti, už ko jas galima pagirti. Tai vis tik tai yra lankstus, yra naujas formas. Štai dabar laisvos rinkos sąlygom prisitaikyti prie gyvenimo poreikių, finansinės sistemas. Ir jie pasidarė iš tikrųjų labai lankstus. Ir, pavyzdžiui, būstas srityje, jeigu patys ima kreditus, stato naujus namus, juos paskui parduoda, užsiima štai tokia veikla. Ir aš manau, kad ateityje tai labai perspektyvi yra veiklos sritis rangovinėm organizacijom. Ir jie sėkmingai šitą gyvena. Mano patys geriausi linkėjimai jų 40-mečio proga. Putkų įmonės vadovų 60, įmonė 40. Matyt, 100 metų viską lemia. O jeigu rimtai, tai tvirtas kolektyvas su tradicijom ir ypatingai vadovai. Pravesti per tą laikotarpį laukinio kapitalizmo buvo labai sudėtinga. Tai vieni iš rimčiausių statybininkų Lietuvoje. Vis tik tai kokybė ir žodžio laikymasis daro savo. Aš manau, kad žmonės reikia gerbti už kelis dalykus. Už darbštumą, už sąžiningumą ir už kokybę. Tai kiek Kaustai pasisekė atitikti šitus kriterijus, tai manau ir užsipelno pagarbos. Jeigu nesvarbu, kuriais laikais mes gyvenam, arba gyvenom, ar sovietiniais, ar dabar, bet šitos kokybės visiems yra labai svarbios ir ypač svarbios tokiom statybos organizacijom, nes mes esam pakankamai prisižiūrėję, kai žmonės dirba ne savom rankom ir nori tik pinigų gauti ir nežiūri kokybės. Manau, tokie yra pasmerkti žlugimui, bet kokiuose sąlygose, juo labiau dabartinėse sąlygose. Kausta didžiuojasi savo kolektyvo nariais, kurie yra stebėtinai ištikimi įmoniai. Iš 830 darbuotojų 25 dirba daugiau nei 30 metų. Tai yra pirma jūsų darbovietė? Taip, pirma ir turbūt paskutinė. O kodėl va taip ilgai jūs čia dirbate? Na, nemėgstu aš tokį kraštutinumą, mėtytis, tai įpranti ir kaip namuose, ir dirbi. Įpranti ir kaip namuose, ir dirbi.